Laba diena, esu gydytoja dietologė ir intuityvaus valgymo konsultantė Lina Barauskienė. Ir šiandien aš kalbėsiu tema apie dietinį mąstymą, jo įtaką sveikatai ir geroviai. O šis projektas yra remiamas Vilniaus miesto savivaldybės. Ir šiandien kalbėsime apie tai, kas tai yra tas dietinis mąstymas, apskritai ar tai yra problema, kur jisai sutinkamas ir kaip jį atpažinti, atskirti, koks yra dietų poveikis, bendrai dietų poveikis organizmui, kas yra biologiškai natūralus kūno svoris ir ar galime kažką padaryti kitaip, kad dietinio mąstymo būtų mažiau. Taigi pradėsiu nuo apibrėžimų, kuriuos šiandien naudosiu, tiesiog, kad žinotumėte, suprastumėte, kodėl aš šiuos žodžius vartoju ir ką jie reiškia. Taigi dieta, dažnai irgi girdžiu dėl to žodžio, kad jis nėra tiksliai vartojamas, tai susipažinkim, kada jis gali būti naudojamas ir kokia jo iš tikrųjų yra reikšmė. Tai jeigu pasižiūrėsime vertimą iš graikų kalbos, tai yra apie gyvenimo būdą, tai yra ne tik apie maistą, bet ir apie judėjimą, mūsų socialinius ryšius, aplinką. Jeigu kalbėti, tas žodis, jeigu liečia maistą, tai ir maistas, ir režimas, ir valgymo įpročiai, ir koks yra įprastas, kaip įprastai žmogus valgo. Taip pat būtų galima išskirti ir gydomąsias dietas, tai yra tos dietos, kurios yra skiriamos žmonėm, atsižvelgiant į jų sveikatos būklę. Ta daro gydytojas dietologas paprastai. Įvertinęs simptomus, kaip žmogus jaučiasi, įvertinęs tyrimus, jeigu reikia, yra koreguojama žmogaus dieta ir tai vadinama gydomoji dieta. Reikšmė, kurią šiandien aš vartosiu šioje paskaitoje dieta, taip kaip mes ją suprantame populiariai. Tai tiesiog įsivaizduoti, kad jūs išgirstate žodį dieta ir kas jums kokia pirmiausia mintis galvoje. Tai tikriausiai visa tai, kas apriboja valgymą. Dieta tai reiškia, kažko negalima valgyti. Ir aišku, viso to tikslas yra dėl kūno svorio mažinimo. Tai yra tikslinis, intencinis kūno svorio mažinimas. Iš šio žodžio, populiariosios jo reikšmės, išeina kitas žodžių derinys, tai yra terminas, pabėgo žodis, dietinis mąstymas. Dietinis mąstymas tai yra įsitikinimų visuma, kad lieknas mažas kūnas ir jo siekimas yra svarbiau visko. Tai yra išaukštinamas lieknas kūnas. Dar kitas terminas, kuris vartojamas, bet reikšmė irgi yra panaši ir irgi šį terminą vartosiu, tai yra dietų kultūra. Tai jau yra visuotinis požiūris, kur dietinis mąstymas yra legalizuotas, sveikintinas ir skatinamas. Taigi, kas yra dietinis mąstymas? Tai pradedu nuo tokio sakinio, kad tai yra galingas uraganas paliečiantis mus visus. Visus, visur ir labai dažnai. Iš tiesų, mes gyvename tame dietinėme mąstyme. Šiandien kalbėsim apie tai, kiek jo yra daug ir mes susidurėme su juo kasdien ir ne po vieną kartą. Ir todėl iš tiesų tai yra toksai ir galingas, ir didelis dalykas, nes galingas, nes iš tiesų turi labai stiprią įtaką mums. Tai yra visuomenės įsitikinimų sistema tam tikra, kuri išvaizdą, lieknumą, kūno standartų atitikimą, tam tikrų susigalvotų kažkieno tai kūno standartų atitikimą laiko svarbiausiu. Tai yra iškelia į viršų, išaukština virš sveikatos ir gerovės, bet būtent kūno vaizdą. Dar kas yra, kad dietinis mąstymas sieja kūno
kūno vaizdą su sveikata, tai yra mažesnį kūną su sveikata, o didesnį kūną su lygomis. Tai yra, dietinis mąstymas kalba apie tai, kad jeigu yra lieknas kūnas ar mažas kūnas, tai jis yra sveikas būtinai, o jeigu jau yra didesnis kūnas, tai jis būtinai yra sergantis. Ir dar yra toksai principas, kurio laikosi dietinis mąstymas, kurį propaguoja, kad jeigu nesi lieknas ir jeigu nesistengi tokiu būti, tai yra nesilaikai dietų ir nieko dėl to nedarai, kad siektum to lieknumo idealo, dietų kultūra arba dietinis mąstymas stengsis įrodyti, jog esi mažiau vertingas dėl to, kad tavo vertė priklauso nuo pastangos turėti standartus atitinkantį, visuomenės standartus sugalvotus atitinkantį kūną. Ir toks mąstymas iš tiesų yra labai žalingas žmonėms gyvenantiems didesniuose kūnuose ir pamatysime kodėl. Taip pat dietinis mąstymas bando įtikinti mus, kad su mūsų kūnu kažkas yra negerai. Per mažas, per didelis, per plonas, per storas, per tamsus, nelygi oda, per didelės apimtis, per mažai raumeningas ir taip toliau. Ir būtinai tą reikia taisyti. Ir dar pasiūlo būdus, kaip tą padaryti, žinom. Ir visa tai yra ne į sveikatą, todėl kad visų pirma skatina viskas arba nieko mąstymą. Skatina daugiau pasitikėti išorinėmis taisyklėmis, o ne savo fiziologija ir poreikiais, valgant ir ne tik valgant. Taip pat apeliuoja, jog savivertė priklauso nuo tai, ką mes valgom ir kiek mes sportuojame ir mūsų kūno svorio. Iš čia kyla stiprus vertinimas to, ką žmonės valgo ir kiek sportuoja. Ir ne tik vertinimas, bet dar ir pasiūlymai, ką daryti, kiek daryti, kalbant apie sportą ir panašiai. Taip yra ir kuriamos įvairios dietos, įvairūs režimai, kurie tai populiarėja, tai populiarumas nublanksta. Ir, žodžiu, tų dietų yra labai daug ir tai irgi yra kaip ženklas, jog jos yra neveiksmingos, nes jeigu jos būtų veiksmingos, jų būtų tik viena, kurios galima būtų laikytis ir tai padėtų pasiekti to, ko tikimasi. Taip pat maistą ir pasiūlo tokius sprendimus. Maistą skirstyti į gerą ir blogą, ir tam jau nusako taisyklės, kas yra geras, kas yra blogas maistas, pagal vienokius ar kitokius kriterijus. Ir neatitinkant šių valgymo parametrų, iš karto siunčiamas toks nuolatinis spaudimas ir gėdinimas, kad tu nesistengi, tu nesilaikai, tau nepavyksta ir pastovios žinutės tokios yra. Taip pat dietų kultūra, kalbant apie sportavimą, judėjimą, dietų kultūra skatina perteklinės ir nelankščias fizinio aktyvumo formas ir kiekius. Ir vėlgi negebėjimas įvardyjamas kaip tinginystė ir apsileidimas, negebėjimas atitikti tų primetamų normų ir režimų. Dietinis mąstymas turi tam tikrus principus ir čia yra tik tai keli iš jų pagal nacionalinį valgymo sutrikimo asociacijos duomenis. Tai, kaip jau ir minėjau, sieti lieknumą su sveikata, tai yra, kad jeigu yra mažas kūnas, tai tikrai sveikas, o jeigu jau yra didesnis kūnas, tai būtinai sergantis. Skatinti paklusti išoriniams taisyklėms ir tas taisyklės nusako, kiek, ko, kada valgyti, manyti, jog kūno dydis lemia, kiek žmogus yra vertingas. Tai yra dietinis mąstymas susieja žmogaus vertę su kūno dydžiu. Taip pat palaiko lieknumo privilegiją. Tai reiškia, jog didesnio kūno žmonėms yra sudėtingiau, pavyzdžiui, užimti norimas pareigas, gauti ten įvairias naudas, patogumus ar net ir medicininės paslaugas ir kitus dalykus. Naudoti judėjimą, sportą kaip kompensaciją už valgymą ar bausmę dėl priaugto svorio ir panašiai. Tai tokiais
principais remiasi dietinis mąstymas. Kaip minėjau, dietinis mąstymas iš tiesų yra paplitęs labai stipriai ir mes kasdieną su juo susiduriam. Tai dabar pasidalinsiu keletą pavyzdžių, kaip atrodo tas dietinis mąstymas kasdienybėje. Pavyzdžiui, komentarai apie žmogaus išvaizdą. Kaip gražiai atrodai, numetei svorio, arba ne, tu neatrodai storas, atrodai gražiai, lyg tai jeigu būtum storas, tai atrodytum negražiai. Arba, pavyzdžiui, normalizuojamas ir skatinamas sutrikusio valgymo elgesys. Tarkim, pusryčiams tik kava ir dažnai išgirsi, kaip žmonės giriasi, aš pusryčiams geriu, man užtenka tik tai kavos, arba alkio ignoravimas. Vietoj maisto, tarkim, jeigu kyla alkis, kuris rodo mums, jog laikas pasisotinti, laikas valgyti, žmonės pradeda ignoruoti alkį, užgerdami vandeniu, kava ar kramtomą gumą kramtydami, įvairiausių yra dalykų. Valgymų praleidinėjimas, kalorijų skaičiavimas, porcijų dydžių nusistatymas. Visa tai kalba apie dietinį mąstymą, tai kyla iš dietinio mąstymo ir tai yra normalizuota visuomeniai. Tai yra, iš esmės dabar yra, jeigu tu to nedarai, jeigu tu neskaičiuoji kalorijų, jeigu tu valgai tai, kas tau patinka, ko tu nori, tai jau yra kažkokia nenorma. O visų šitų dietinių atributų taikymas dabar yra visuomeniai normalizuota. Arba taip pat komentavimas kitų žmonių maisto pasirinkimus. Tarkim, tu neturėtumei šito valgyti, arba gal jau gana šiandienai, arba kaip tu gali tai valgyti. Visos tokios pastabos apie maisto pasirinkimus kitų žmonių irgi ateina iš dietinio mąstymo. Ugdymo įstaigose tikrai dažnai galima sutikti, kaip pavyzdys, tai galėtų būti, tarkim, kad vaikas negali, bijo išsitraukti mamos įdėtą į priešpiečių dėžutę sausainį, nes bijo, ką pasakys mokytoja. Arba ir nustatomos tam tikros taisyklės mokykloje arba klasėje dėl to, ką gali vaikai ir ko negali atsinešti, tarkim, priešpiečiams maistą. Aišku, jeigu tai yra taisyklės, kurios atliepia, tarkim, alergijų riziką, gali būti taisyklės, tarkim, neturi būti nešamas maistas, kuriame yra, tarkim, riešutų ir panašiai dėl alergijų. Tai čia yra kitas dalykas. Bet jeigu, pavyzdžiui, maistas yra suskirstomas taip aiškiai į geras, blogas, tarkim, nesinešti saldumynų ar ten produktų, kuriuose yra cukraus ar pridėtinio cukraus, ar ten, pavyzdžiui, pagal kitus kriterijus, o jau tenai, tarkim, daržovės, tai galima neštis. Tai toks irgi dalykas kyla iš dietinio mąstymo. Taip pat kūno vaizdo komentarai yra dažni ugdymo įstaigose. Užrašai ant maisto pakuočių, sveika, be kaltės, be kalorijų. Medicinos įstaigose taip pat galima kartais sutikti, gauti komentarų atitinkamų dėl kūno svorio, ne visai, sakykime, korektiškų. Taip pat, jeigu medicinos įstaigose kūno svoris yra matomas kaip vienintelė negalavimų priežastis ir nekreipiama į kitus paciento skundus, išskyrus kūno svorį. Visuomenės spaudimas, šito irgi dažnai susiduriama, visuomenės spaudimas moterims, tarkim, įtilpti į vestuvinę suknelę arba ten po gimdymo sugrįžti į buvusį kūną, buvusi formas, arba amžėjant neleisti keistis kūnui, irgi kyla iš dietinio mąstymo ir tokių visokių pasiūlymų, kaip neleisti tam kūnui natūraliai keistis.
Taip pat dietinėme mąstyme labai stipriai palaikome mintis, jog maistas turi būti užsitarnautas. Kaip pavyzdys, šiandien nubėgau x kilometrų, tai dabar galiu ten suvalgyti, pavalgyti ir panašiai. Vakar nevalgiau cukrus, tai šiandien galiu sau leisti. Arba stipriai ribojančios dietos, kurios apsimetinėja iš vis nesančiomis dietomis, o pasivadina ten kokiu nors gyvenimo būdu, nežinau, ten švaria mytyba, saugi mytyba. Bet dažniausiai po to slėpiasi labai rigidiška sveika mytyba, tai yra visiškai nelanksti, labai su tokiom griežtom taisyklėm, arba, tarkim, tik ekologiškas, švarus maistas, arba taip pat gali maskuotis po kokiu gyvenimo būdu, bet griežtų taisyklių laikymasis, maisto apribojimas toli gražu nėra gyvenimo būdas. Na ir aišku, kur dar labai matomas dietinis mąstymas ir kuris įsukus yra dietų kultūra, tai yra tikrovės netitinkančios nuotraukos socialinėse medijose, televizijoje, žiniasklaidoje, visur, kur gali būti nuotraukos ir vaizdai koreguojami. Tai vienas toks ryškus pavyzdys, kaip televizija paskatina dietinį mąstymą ir valgymo sutrikimo atsiradimą, tai yra Fidži salos istorija, kuomet toje saloje nebuvo fiksuota valgymo sutrikimų iki 1998 metų. Ir žinoma, jog toje saloje televizija atsirado tik tai 1995 metais. Tai per 2 metus, kuomet tos salos žmonės pradėjo matyti įvairias muilo operas, reklamas su išpuoselėtais kūnais, praėjus vos keliems metams buvo pradėta diagnozuoti valgymo sutrikimai toje saloje. Žiūrėsime, kas vyksta socialinėje medijoje ir kokie tyrimai yra padaryti, būtent kaip socialinė medija įtakoja ir dietinį mąstymą, ir valgymo sutrikimus. Tai galima būtų išskirti tai, kad medija iš tikrųjų turi didžiulį poveikį kūno vaizdui. Ir socialinė medija, jinai yra plačiai paplitus. 90% jaunų paauglių ir jaunų suaugusių naudoja vieną ar kelias turi vieną ar kelias socialinės paskyras, tokie patys duomenys yra ir Amerikoje, kad iš tiesų kasdien beveik visi naudoja, turi kažką ir panašiai. Ir yra atlikti tyrimai, apklausos tyrimai, kurie rodo, jog būtent Instagramo naudojimas yra siejamas su nervinės ortoreksijos simptomų pasireiškimu. Tai tame tyrime kalba apie tai, jog būtent Instagramo bendruomenė, kurie sakosi esą sveikos mitybos propaguotojai, tai ortoreksija jų tarpe yra stipriai paplitus. Socialinės medijos yra kaltinamos dėl tikrovės neatitinkančių vaizdų ir čia irgi, ką literatūra žymi, kad, bijau suklysti, bet atrodo 80% respondentų viename tyrime atsakė, jog jie koreguoja nuotraukas prieš įkeldami į socialinius tinklus. Tai iš tiesų tai, ką mes matom, tai yra tikrovės neatitinkantis vaizdai. Ir šis vaizdai skatina lygintis su kitais ir dažnai nepasiekiamais standartais. Ir tai liečia tiek vyrus, tiek moteris. Vyrams labiau tai yra apie kūno raumeningumą, sporto įvairius režimus, moteris daugiausia lyginasi dėl svorio, dėl tam tikrų kūno dalių nepasitenkinimo tam tikromis kūno dalimis. Ir žinoma, visa tai, tie tikrovės netinkantis vaizdai siejami su išaugusiu nepasitenkinimu kūnu, žemesnė savivertė ir su nerimu siejamu su kūno vaizdu. O taip pat yra nemažai literatūros, kurios sieja socialinės medijas su valgymo sutrikimų rizika. Kaip antai viena iš studijų, kuri parodė, jog
51% mergaičių ir 45% berniukų pasireiškia sutrikusio valgymo elgesys. Tai berniukams daugiau toks kaip perteklinis sportavimas, o mergaitėms valgymo praleidinėjimas. Ar tai yra problema ir kokio dydžio yra problema, tas dietinis mąstymas ar dietinė kultūra? Tai yra tikrai didžiulio masto problema. Čia šiek tiek statistikos, kad galbūt iš amerikiečių pusės 45 milijonai amerikiečių kasmet laikosi dietų. Tai vidutiniškai laikomasi 4-5 dietų per metus. Čia kaip ir minėjau, tų dietų yra labai daug priskaičiuojama, tikriausiai jeigu suvestumėme į paiešką dietas, tai tikrai gautume pavadinimų įvairiausių ir daug, nes jos keičiasi, esmė yra ta pati, tik tai pavadinimai keičiasi, kai kurios dietos įgauna stipresnį populiarumą, tai yra padaroma dar ir kažkokiu tai tyrimu, bet iš esmės, kadangi tai nėra efektyvu, dėl to yra tiek daug, nes jeigu, kaip ir minėjau, jeigu dieta būtų efektyvi, jinai būtų viena ir daugiau nereikėtų nieko keisti. Ir iš viso to išeina 90% moterų yra nepatenkintos savo kūnu. Kas antras žmogus laikosi kokių nors dietų. Ir kalbant apie paauglius, tai irgi 42% pirmos, antros klasės mergaičių norėtų būti lieknesnės. Tai iš tiesų dietinis mąstymas įtakoja įvairaus amžiaus žmonės. Ir kodėl taip plinta ir kodėl yra toks mastas, dėl to, kad iš tiesų lieknėjimo industrija uždirba labai didelį pelną. Pagal statistinius duomenis $60 milijardų kas metus. Tai iš tiesų dideli pinigai skiriami tam, kad visa tai būtų. Pažiūrėkime, kaip atrodo dietos laikymasis. Visų dietų laikymasis atrodo panašiai. Tai pirmiausia, pajaučiama, ištinka euforija, tai yra tos pirmos savaitės, pirmos dienos, kai yra pradedama kažkokia nauja dieta ir tai yra tai, ką mes dažniausiai ir matome viešoje erdvėje, apie tai yra kalbama, garsiai kalbame, kokie yra geri efektai, kokia gera savijauta ir panašiai. Po to sekantis žingsnis yra nuovargis, pavargstama nuo taisyklių, nuo griežto valgymo, atsiranda maisto trūkumas, maisto kažkokia įvairovės noras. Galų gale gyvenimas vėlgi nėra toksai įprastas, jis keičiasi aplinkybės, o dažniausiai dietos taisyklės yra gana griežtos, todėl yra apribojama ta kasdieninė veikla. Ir ilgainiui laikantis toliau dietos gali atsirasti įvairius sveikatos negalavimai. Čia gali ir virškinimo sistemos atsirasti, ir skausmai, ir skrandžio skausmai, ir galvos skausmai gali atsirasti. Ir tuomet dažniausiai dieta yra baigiama. Ir aišku, svoris sugrįžta. Svoris sugrįžta dėl to, kad pabaigus dietą kūnas nori atsiimti už tai, ko jisai negavo tos dietos laikymosi metu ir įjungia organizmas savo sistemas, kad gauti tą maistą, kad atstatyti vėl jį į buvusį balansą. Ir aišku, to pasiekoji, kiek ten buvo to kūno svorio netekta, svoris sugrįžta, o dažnu atveju net ir daugiau. Dietos jis tarsi įsisuka į tokį ratą. Čia yra ir autoriai šito rato, angliškai vadinasi Dieter's Dilemma.
Tai būtent dietų besilaikančiojo dilema, į tas ratas, į kurį įsisuka, tai yra noras sulieknėti bet kokią kainą, tai va tada, kada prasideda dieta, pradedama jos laikytis, praeina kažkuris laikas, po tos euforijos atsiranda didelis maisto noras ir aišku, taip jau veikia organizmas, įjungdamas padidėjusi norą maisto paieškas ir aišku, mažinama yra savikontrolė tam, kad kūnas nenumirtų iš bado. Mūsų kūnas nesupranta, kad tai yra kažkokia laikinas žaidimas mūsų sugalvotas. Kiekvieną tokį maisto trūkumą kūnas vertina kaip badą ir todėl įjungia galingas sistemas, kurios padeda išgyventi. Tai sumažinama savikontrolė, ilgainiui jinai prarandama ir atsiranda maisto paieška, gausus maisto valgymas, dažniausiai uždrausto maisto valgymas, greitos energijos maisto valgymas, persivalgymai. Tuomet emocinė sveikata suprastėja, atsiranda daug kaltės jausmo, atsiranda baimės, kaltės, nežinoma, kas atsitiks, kas toliau bus. Aišku, sugrįžta visas svoris, kuris buvo pirmom dienom sumažėjęs. Ir po kiek laiko dėl tos baimės ir toliau išliekančio noro sulieknėti, vėl grįžtama prie dietos, jeigu nėra nutraukiamas tas ratas. Tai taip žmogus ir gali suktis. Ir šis sukimasis dietų rate, jis nėra nekaltas ir nežalojantis, dietos iš tiesų turi įtaką, daro įtaką ir fiziologijai, ir emociniai sveikatai. Tai pirmiausia, didelė įtaka yra medžiagų apykaitai, organizmas pradeda lėtėti, sulėtina visas savo funkcijas, to, ko nereikia, tam, kad išgyventi su esamais resursais, tai yra tiek, kiek jisai gauna maisto dabar. Taip pat dietos didina persivalgymo pavojų, būtent per tą mechanizmą, jog yra, kai trūksta maisto, yra sumažinamas alkį reguliuojantis hormonas, padidinamas alkį reguliuojantis hormonas ir sumažinama sotumo hormonų. Taip, tai sumažinama tai, kas reguliuoja sotumą ir todėl padidėja noras valgyti ir sumažėja sotumo jausmas. Tai čia einu prie kito punkto, kad išsibalansuoja alkio ir sotumo supratimas ir šitą sistemą alkį sotumą reguliuoja labai daug medžiagų mūsų organizme ir visa ta tokia didžiulis ir sudėtingas mechanizmas išsireguliuoja šių dietų metu. Taip pat dietos silpnina interocepciją, tai reiškia, mus, taip galima atjungia nuo mūsų vidinių poreikių girdėjimo, nes kūnas siunčia signalus, kad nori valgyti, siunčia alkį, o jį yra neatliepiama, tai pagaliau jis ir nustoja siųsti tos signalus. Ir iš kitos pusės, žmogus besilaikantis dietų iš tiesų ignoruoja visus šitos pojūčius. Ir taip yra silpnėja savo poreikių girdėjimas. Taip pat keičia kūno formą. Po kiekvienos dietos riebalinis audinys didėja ir didėja ne šiaip sau, bet pilvo srityje. Tai kai pradedama laikytis dietos, dažniausiai, jeigu tai yra maisto medžiagų trūkumas, dažnai yra ardomas ir raumeninis audinys
Bet kai svoris grįžta, nutraukus dietą, jisai grįžta riebalinio audinio sąskaita ir tas riebalinis audinys grįžta ne visada ten, kur buvo, bet grįžta į pilvo sritį. Todėl yra tarsi keičiama žmogaus figūra. Ir juolab, kad tas pilve esantis riebalinis audinys, jisai yra ir sveikatai žalingas. Ir aišku, galima įsitraukti į nuolatinį svorio svyravimą, dar kitaip vadinamą jojo efektą, kuris irgi turi savo poveikį sveikatai ir tas poveikis yra gana stiprus. Tai tyrimais įrodyta, jog svorio svyravimas yra atsakingas ir už širdies kraujagyslių ligų riziką, ir už insulto riziką, ir aukšto kraujospūdžio, taip pat vėžio, aišku, nepasitenkinimo gyvenimo didina ir net didina mirtingumą. Tai iš tiesų būtent tas efektas, kūno svyravimo, nuolatinis pasikartojantis kūno svyravimas yra sveikatai žalingesnis negu stabilus, nedidelis antsvoris. Taip pat dietos moko organizmą kaupti daugiau riebalų. Kaip tai vyksta? Pradėjus valgyti, padvigubėja virškinimo fermentų, kurie maisto atsargas verčia riebalais. Taip pat sulėtina svorio kritimą kiekvieną kartą laikantis dietos. Reiškia, kiekviena dieta kūno svorio kritimą lėtina. Taip pat, jau kaip ir minėjau, dažna persivalgymus ir ypatingai tam tikrų maistų, nes yra įrodyta, kad žmogus, kuriam trūksta maisto, kur yra maisto trūkumas, jis pasirenka daugiau energijos turinti maistą ir taip pat, kuris yra turtingas angliavandeniais, riebalais, mažina sotumo jausmą ir taip pat gali sukelti mitybos nepakankamumo įvairius simptomus, tokius kaip galvos skausmas, nereguliarios menstruacijos, odos sausėjimas, nagų trupėjimas, plaukų slinkimas, nuolatinis šalčio jausmas ir nuolatinis nuovargis. Taigi, nors daugelis svorį mažinančių dietų teigia, jog jos kūno svorį mažina, bet klinikiniai tyrimai, studijos, literatūra sako, kad dietos, svorio mažinimo dietos kūno svorį didina. Žinomas, jau senai žinomas tyrimas, kuris kalba apie tai, kad nuo 95 iki 98 besilaikančių dietų nepavyksta išlaikyti sumažinto kūno svorio ilgiau negu 2-5 metus, o daugeliui, beveik 70% tas kūno svoris sugrįžta dar didesnis negu buvo pradinis. Yra labai įdomus tyrimas identiškų dvynių, tyrimas atliktas Suomijoje, kuris tyrė identiškus dvynius ir parodė, jog dietų laikymasis įtakoja kūno svorio augimą labiau negu genetika. Tai yra, net ir vieną kartą buvusi viena dieta padidino riziką priaugti kūno svorio ateityje. Tai iš tiesų nori pažymėti šis tyrimas, jog dietos turi iš tiesų labai reikšmingą poveikį kūno svorio didėjimui. Dar viena įdomi teorija, apribojimo teorija, arba restraint theory, kuri teigia, jog jeigu žmogus valgo vadovaudamasis taisyklėmis, tai yra ne savo pojūčiais, bet kažkokiamis taisyklėmis, tai įtakoja jo sotumo poveikį, tai yra nejaučiama, kada pasisotinama, yra peržengiamas sotumo jausmo lygis ir žmogus linkęs persivalgyti. Taip pat apie kodėl didėja kūno svoris kalba ir toks efektas, kuris buvo pavadinęs what the hell efektu. Tai yra teorija ir apie valios įtaką laikantis dietų. Ji kalba apie tai, jog kai yra sulaužomos taisyklės, kurių laikomasi,
yra stiprus nusivylimas ir ateina toks jausmas, kad vis tiek viską sugadinau. Ir tada jau pasileidžia tokia kaskada. Tai kaip pavyzdys galėtų būti, kad žmogus, kuris laikosi tam tikros dietos, jam, tarkim, negalima visiškai, jisai savo draudžia bet kokius miltinius produktus ir ateina laikas, kai iš tiesų tas noras didėja vis ir yra neatsilaikoma ir galbūt paragaujama šiek tiek ir tada įvyksta tas efektas ir tada yra, jau viską sugadinau, tai dabar suvalgysiu iki pabaigos. Tai tas irgi būdinga tuomet, kai yra apribotas maistas. Kokia dietų, koks poveikis ar žala psichologijai ir emocijai? Tai aišku, yra dietos labai stipriai didina valgymo sutrikimų riziką. Yra žinoma, kad didina iki 18 kartų. Tai be to sukelia stresą ir padaro žmogų jautresnį stresui. Kad ir nesvarbu, koks būtų žmogaus svoris, laikantis dietos yra patiriamas nusivylimas, socialinis nerimas, mažėjanti savivertė. Taip pat dietų besilaikantis žmogus tampa labai pažeidžiamas. Aišku, didėja nepasitenkinimas savo kūnu ir jisai išlieka, taip pat maisto trūkumas ir dietų taisyklių laikymas, bet daugiausia maisto trūkumas sukelia nuotaikos svyravimus, gali didinti depresiją, nerimą ir psichologai teigia, jog dietos laipsniškai ardo pasitikėjimą savimi ir savivertę. Ir dar vienas svarbus poveikis dietinio mąstymo dietų, tai yra svorio stigma. Svorio stigma tai yra, kas tai yra? Tai yra diskriminacija ar patyčios dėl žmogaus kūno svorio ar dydžio. Ir mastas svorio stigmos yra iš tiesų labai didelis ir jisai yra prilyginamas diskriminacijai dėl rasės. Tai iš tiesų yra labai paplitęs dalykas plačiai ir tai irgi nėra neturintis jokio poveikio dalykas ir žinoma ir yra įrodyta tyrimais, yra atlikta tyrimų, kad svorio stigma žaloja, nes žemina, mažina savivertę, didina kortizolio kiekį, tai yra streso hormono kiekį, kuris irgi daro didelę žalą organizmui. Tas lėtinis stresas, dar padidėjęs mirtingumas, dėl svorio stigmos yra vengiamas sveikatos paslaugų, kaip ir minėjau, lėtinis stresas yra, nes nuolatos padidėjęs kortizolio kiekis, tai svorio stigma įtakoja antro tipo cukrinio diabeto atsiradimą, nerimo didėjimą, tokiems žmonėms patiriantiems svorio stigmą yra didesnė rizika žalingiems įpročiams ir be abejo koreliuoja su valgymo sutrikimo elgesiu, yra nepasitenkinimas savo kūno nepriėmimas ir didina depresijos riziką. Ir kokios yra dietinio mąstymo pasekmės, tai mes jas galime matyti. Tai žinoma, jog šiomis dienomis yra šiuo metu suaugusių ir vaikų kūno svoris yra didžiausias per žmonijos istoriją ir dietų laikymasis, dietinis mąstymas prie to, manoma, yra stipriai prisidėjęs. Taip pat visuomenė yra stipriai nepatenkinta kūno vaizdu, valgymo sutrikimais sergančių amžius jaunėja, valgymo sutrikimų skaičius didėja ir tai iš tiesų kelia tai
jeigu iš tiesų dietinis mąstymas daro tiek daug žalos ir yra toks pavojingas, tai kodėlgi taip sunku jo atsikratyti? Tai yra todėl, kad, kaip jau ir minėjau anksčiau ir matėm pavyzdžiais, kad dietinis mąstymas yra labai landus, labai gali būti pasislėpęs, yra tapęs norma gyvenimo, yra ne tik kad normalizuojamas, bet dar ir skatinamas. Gali būti keičiantis savo išvaizdą, tai kaip kalbėjau, kad atsiranda įvairios dietos ir labai dažnai jos atsiranda naujos ir jos keičia pavadinimus, tokius lyg ir atrodytų visai sveikatai palankius, pavyzdžiui, kaip ir, tarkim, keičia dietą, pakeičia pavadinimą, tarkim, gyvenimo būdas, bet po juo slepiasi irgi kažkokie ribojimai, arba kokia nors ten wellness dabar irgi labai populiaru, po jo irgi labai dažnai slepiasi dietinis mąstymas, nes, žmonės po truputį supranta žalą jo ir stengiasi jo išvengti, tačiau, vėl ir vėl susiduria su kažkokiu pokyčiu. Tai va, todėl yra sudėtinga jo atsikratyti ir jį iš karto atpažinti. Ir visiškai yra normalu norėti būti sveiku ir tai yra sveikintina, bet problemos atsiranda tuo met, kai sveikata yra prilyginama lieknam kūnui ir tai to neturėtų būti. Ir dar yra dėl ko labai sunku, dėl to, kad, kaip ir minėjau, tai yra labai gerai finansuojama industrija ir jai visiškai neapsimoka, kad mes taptume antidietinio požiūrio ir valgytume ir sportuotumėme ir gyventumėme įsiklausydami į savo vidinius pojūčius. Ir kadangi dietinis mąstymas ir elgesys yra tapęs norma, tai jis mums tarsi oras, čia paveikslėlį norėjau parodyti, kad kaip žuvims vanduo, kad mes tamyje gyvenam ir net kartais nesusimastom, kad tai yra tai. Tai ar yra tam priešnadis, ar galima kažkaip pasipriešinti tam mąstymui ir ką daryti, kad visgi bandyti eiti į kitą pusę. Tai viena iš tokių galimybių yra sveikata visiems kūnams, arba angliškai skamba health at every size, požiūris, judėjimas, kuris ir buvo sukurtas tam, kad pasipriešinti ir svorio stigmai, lieknėjimo industrijai, diskriminacijai dėl svorio, užtikrinti lygias gydymosi teisės visiems žmonėms, nepaisant jų kūno dydžio ar svorio. Tai yra antidietinis arba non-diet, svorį įtraukiantis, weight inclusive ir mokslų paremtas požiūris. Yra nemažai atlikta tyrimų, jeigu norėsite pasigilinti labiau, yra štai palieku jų internetinį puslapį, kur labai aiškiai surašyta, ką jie daro, koks jų tikslas, jų principai ir literatūra, šaltiniai, kas yra atlikta. Tai tikrai kviečiu pasigilinti, o aš truputėlį pristatysiu būtent šį požiūrį. Tai yra tas Health at Every Size turi 5 pagrindinius principus, kurie apibrėžia šiuos 5 dalykus. Tai yra svorį įtraukiantis požiūris, weight inclusive, čia yra tokie, aš parašiau angliškus terminus, nes vertimo aiškaus dar nėra, tai tiesiog, kad galbūt jeigu skaitysite užsienio kalba literatūrą, tai atskirtumėte, apie ką tai yra. Sveikatos stiprinimas, valgymas gerai savijautai, tai yra dėl geros savijautos, pagarbi savirūpa ir džiaugsmą teikiantis judesys. Tai svorį įtraukiantis požiūris kalba apie kūnų įvairovės priėmimą ir pagarbą, kalba apie tai, kad pasaulyje yra daug įvairių kūnų ir kad tai reikia priimti ir tą reikia gerbti. Sveikatos stiprinimas, šis judėjimas irgi remia sveikatos politiką, kuris suteikia lygias teisės ir galimybės į sveikatos gerbūvį visiems visokio kūno žmonėms.
Nes, kaip ir minėjau, ir dėl svorio stigmos didesnio kūno žmonėms yra kartais sudėtinga gauti reikiamas gydymosi, medicinos, sveikatos paslaugas. Apie valgymą, tai skatinti sveikatai palankų valgymą. Tai yra lankstų, individualizuota, atsižvelgiant į vidinius signalus, vidinius poreikius, maisto medžiagų poreikius ir, aišku, valgymo malonumų. Tai būtent toks valgymas yra propaguojamas šio požiūrio. Būtent toks požiūris į valgymą. Apie savirūpą, tai yra priimti žmonių skirtumus ir priešinti svorio stigmai, diskriminacijai dėl svorio ir edukuoti žmonės dėl šių dalykų. Tai yra skleisti žinią apie tai. Na ir apie judesį, kad būtent judesys, fizinis aktyvumas turėtų gerinti gyvenimo kokybę, būti malonus ir sveikatinantis, kūnui mielas, o ne orientuotas į kūno keitimą ar svorio mažinimą. Tai va, tai tokie 5 pagrindiniai principai būtent šio požiūrio. Tai kągi galim pradėti daryti, kad galėtume atsikratyti dietinio mąstymo. Tai pirmiausia, kurti sveiką ir draugišką santykį su maistu. Kaip? Tam jau turim priemonių ir tikrai galite pasidomėti. Intuityvus valgymas, įsisąmonintas valgymas arba mindful eating. Tai yra tie valgymo būdai, kurie yra orientuoti į vidinius poreikius. Tai yra maisto pasirinkimas ir valgymo režimas atitinkantis organizmo poreikius. Tai yra, koks tai būtų, neribojantis, adekvatus, reguliarus ir poreikius atitinkantis ir be abejo malonumą suteikiantis valgymas. Dar vienas iš tokių patarimų būtų nebesekti socialinių medijų su dietiniu mąstymu. Kaip girdėjote, kad viešoje erdvėje socialinės medijos turi labai didelę įtaką šiam mąstymui, dietiniam mąstymui. Ir tai tokia iš rekomendacijų tiesiog bandyti atskirti ir nebesekti. Bandyti brėžti ribas, tai yra neįsitraukti į dietinio mąstymo pokalbius, nes tokie pokalbiai yra labai dažni, jie yra kasdieniniai ir darbo vietose, ir draugų susitikimuose, ir asmeninėse šventėse. Iš tiesų apie maistą, apie dietas yra kalbama, bet jūsų teisė pasitraukti iš tokio pokalbio ir juose nedalyvauti. Taip pat susidraugauti su kūnu. Kaip tą padaryti? Tai pirmas dalykas yra malonus judesys, tas, kuris kūnui tinkamas, vėlgi atliepti poreikius, neskausmingas, ne varginantis ir nualinantis, o malonus, bet malonus ir į sveikatą orientuotas. Na, čia parašiau, kad tiktų toks mind ir body praktikos, bet nebūtinai. Čia svarbu, kad patiktų ir tiktų jums. Savo praktikoje matau, kad tai gali būti bet kokia sporto rūšis. Kam tai bus lėtesnės, tarkim, galbūt jogos ar pilates, kažkam bėgimas labai tinka, o kitiems ir svorio kilnojimas yra ta fizinė veikla, kuri iš tiesų yra sveikatinanti. Na ir pagarba savo kūnui. Tai kas tai yra ta pagarba? Tai yra adekvatus kiekis maisto, judėjimo, poilsio, miego, patogus patinkantis drabužiai, pozityvi kalba su savim, poreikių girdėjimas ir atliepimas, pasirūpinimas emocinė sveikata. Tai visa tai įeina į pagarbą kūnui. Na, priimti savo biologiškai natūralų kūno svorį. Tai kas yra tas biologiškai natūralus kūno svoris? Tai yra tuomet, kai nėra ribojimo ir dietų laikymosi, kai nėra persivalgymo epizodų, kai nėra persisportavimo,
kai yra palaikoma normalios fizinės ir psichologinės organizmo funkcijos, tinkamas augimas ir vystymasis, jeigu kalbam apie vaikus ir paauglius. Na ir kai tas kūno svoris atitinka prieš ligą buvusį svorį, čia kalbant, jeigu buvo valgymo sutrikimai sveikstant nuo jų, ir svoris, kuris yra tinkamas pagal lytį, tautybę bei genetiką. Kaip ir minėjau, kūno svorių pasaulyje yra įvairovė ir tai yra visiška norma ir į tą reikėtų atsižvelgti. Tai tas biologiškai natūralus kūno svoris tai yra toks, kuris nereikalauja kažkokių nežmoniškų pastangų jį palaikyti. Na ir be abejo nėra destruktyvaus valgymo elgesio. Ir dar kalbant apie biologiškai natūralų kūno svorį, reikėtų žinoti, kaip ir minėjau, kad pasaulio žmonių svoris skiriasi, tai yra visiškai normalu. Ir ne visada tas natūralus kūno svoris, kuris mums yra natūralus biologiškai, yra tas, kurį mes įsivaizduojame, turėtų būti, ar kurio mes norėtume, kad jis būtų. Ir reikia labai atsižvelgti į tai, kad ne viską, kas lemia kūno svorį, galime įtakoti. Ir labai dažnai irgi yra minimas toks mitas, jog ir galvojama, iš tiesų daug kas galvoja ir netgi kai kas teigia tai, kad kūno svoris žmogaus priklauso nuo mitybos ir judėjimo. Na, tai yra toks pakankamai siauras požiūris ir nėra visiškai teisingas, nes kūno svorį įtakoja labai, labai daug dalykų. Dalį mes galime patys įtakoti, bet didelės dalies, tokio pavyzdžiui kaip paveldimumas, mes negalime įtakoti. Ir tą reikia suprasti, kad ne visada viskas yra mūsų valioje. Ar tarkim aplinka, kurioje mes gyvename, šeima mūsų, paveldėtos ligos tam tikros, tai yra tai, ko įtakoti mes negalim, arba ligos, kuriomis susirgame ir vaistai, kuriuos reikia vartoti dėl sveikatos ir panašiai. Žinoma, kad kūno masės indeksas įvairiais literatūros duomenimis yra paveldimas nuo 40 iki 70%. Tai iš tiesų yra didelis procentas paveldimumo. Ir yra tokia weight set point arba svorio, tam tikro nustatyto svorio taško teorija, kuri sako, jog kiekvienas mes turime nulemtą savo tą svorio tašką, kurį kūnas visom išgalėm stengiasi palaikyti. Per gyvenimą jisai kinta, tas irgi yra įrodyta, bet tai šitą teoriją ir atsako į klausimą, kodėl yra taip sunku keisti tą kūno svorį. Todėl, kad organizmas stengiasi visom išgalėm išlaikyti tas svarstyklės lygioj vietoje. Jeigu mums teko dėl kažkokių priežasčių kelias dienas valgyti mažiau, tai jeigu stebėsime save ir atliepsime savo poreikius, girdėsime savo kūną, matysime, kad apetitas padidėja, valgome daugiau, valgome dažniau, norisi sotesnio maisto ir atvirkščiai, jeigu buvo ten keletą dienų ar savaitę, kai valgėm daugiau maisto, ar atostogos, ar šventės kažkokios, klausantis savęs, pamatysim, kad sugrįžus į savo natūralų įprastą gyvenimą, kasdieninį gyvenimą, ir apetitas sumažėja ir norisi mažiau maisto, ir norisi lengvesnio maisto, kitokio galbūt maisto, negu buvo šventės metu ir panašiai. Tai ir yra ta reguliacija, tai yra pakankamai sudėtingas mechanizmas, bet taip yra palaikomas kūno svoris. Na ir dar keli faktai apie kūno svorį, kurie galbūt padės jums tame kelyje, priimant savo natūralų biologinį kūno svorį. Tai kad nepaisant, koks yra kūno svoris, vien fizinis aktyvumas gerina sveikatą.
Tai reiškia, kad nereikia stengtis sumažinti kūno svorį, norint būti sveikesniem, nes labai dažnai yra įvardyjamas, kodėl nori žmogus sumažinti kūno svorį, kad būtų sveikesnis. Tai tikrai galiu, ir studijos sako, ir aš galiu pasakyti, kad galima padaryti labai daug vardan sveikatos, neliečiant kūno svorį. Tai būtent apie tai ir kalba tas antidietinis, weight inclusive, svorį įtraukiantis požiūris. Antsvorį turi dar vienas tyrimas, kuris parodė, jog antsvorį turintys žmonės turi mažesnę mirties riziką, ten nuo bet kokios, nuo visų priežasčių įvardinant, lyginant su normalaus kūno svorio, čia pagal kūno masės indekso įvertį. Taip, ir jau mano minėta Suomijos dvynių studija, kuri parodė, kad būtent dietų laikymasis ir kuo jų daugiau, tuo labiau, didino riziką priaugti daugiau svorio, neatsižvelgiant į žmogaus genetinį polinkį. Tai reiškia, kad pačios dietos didino tą svorio priaugimo riziką. Na ir pabaigai dar kartą paminėsiu, jog dietinis mąstymas iš tiesų yra labai paplitęs, dažnai pasislėpęs, kartais jis sunku atpažinti, bet jis nėra nežalojantis ir nekaltas, jis iš tiesų, kaip girdėjote, matėte, sutrikdo mūsų sveikatą, gerovę bei įtakoja kasdienį gyvenimą. Bet tam galima pasipriešinti. Tad kviečiu priimti ir vertinti kūnų įvairovę ir individualumą, girdėti, pasitikėti ir atliepti savo vidinius poreikius ir gerbti bei pasirūpinti kūno sveikata antidietiniu požiūriu per atjautą savo. Ačiū labai už dėmesį. Primenu, jog projektas yra remiamas Vilniaus miesto savivaldybės, o aš dėkoju, atsisveikinu iki kitų kartų.